Trečiadienio info studijoje žiūrėkite, ilgai besiginčijusi dėl menų inkubatoriaus statybų, savivaldybė prašneko apie tai, kad objektą reikėtų visai nugriauti. Joniškyje duris atvėrė Žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centras. Šiaulių aktoriai ruošiasi teatro dienai ir žada staigmenų miestiečiams. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio info studija. Žlunga Šiaulių menų inkubatoriaus projektas, tęsti projektą trūksta ir pinigų, ir laiko. Greičiausiai gali tekti grąžinti pinigus ES arba ieškoti papildomų milijonų statybų pabaigai. Jau pradėta kalbėti apie tai, kad menų inkubatorių reiktų išvis nugriauti. Rytoj karštą klausimą svarstys paskutinį kartą susirinksianti šios kadencijos taryba. Vienas ryškiausių Šiaulių miesto projektų kultūros paveldo pastato atstatymas ir menų inkubatoriaus įkūrimas žlunga. Statybos darbų konkursą laimėjusiai bendrovei MEBA projektas tapo neįkandamas. Darbai vyko kada nekada, MEBA stokojo apyvartinių lėšų, kol galų gale viskas sustojo. Savivaldybė MEBA numojusi kaip beviltiška suskubo ieškoti naujo rangovo. Rado. Tačiau tai lyg šiaudas skęstančiam, spaudžia terminai, o ir pinigų nauji statybininkai užsiprašė kone dvigubai daugiau nei likę šiam projektui. Na, čia bėda iš tikrųjų didelė, nes jie vienėti ir nori tikrai gauti pakankamai didelius pinigus uždirbti. Na, aš įvardinti negaliu iš tikrųjų pagal viešųjų pirkimų įstatymą kol kas dar, bet aišku, jie tikrai ženkliai didesni, negu mes norėtume ar galėtume skirti to projekto įgyvendinimui. Taigi panašu, kad Šiaulių menų inkubatoriaus projektas žlugs su trenksmu. Savivaldybė tikrai turės didžiulius nuostolius, jeigu tas projektas liks neįgyvendintas, jeigu dabar taryba nepriims sprendimą, kad finansuoti jį. Galbūt ir priims, bet tikimybė tikrai nedėlė, nes tikrai didelių lėšų reikia jo užbaigimui ar jo įgyvendinimui. Tada reikės, aišku, gražinti tas lėšas, kurias jau sumokė iš Europos struktūrinio fondo LVP, virš 400 000 eurų. Tai manau, kad savivaldybė bus papuolus į labai nepatogią padėtį ir reikės galvoti, kaip kompensuoti tas lėšas. Atiduoti ES tuos milijonus? Be jokios abejonės. Ir ES, ir kaip aš minėjau, ir MEBai, kadangi darbai yra atlikti ir užaktuoti. Per tuos 22 metus, kuriuos man teko būti politikoje, tokiu atveju aš nežinau iš viso Lietuvoje, kad šitai būtų atsitikę. Tai bus, ko gero, pirmas atvejis Šiauliuose. O savivaldybės kišeniai kaip tai atsilieps? O savivaldybė tai dar pasididins skolą. Beje, savivaldybė ir politikai lyg susitarę, kaltų dėl žlugusio menų inkubatoriaus paieškose pirštų baksnoja į naujai išrinktą merą, dabar dar tarybos narį ir menų inkubatoriaus aršų priešininką Artūrą Visocką. Turiu galvoje būsimą merą ir jo bendražygius, drąsiai taip galiu sakyti, nes jie tikrai daug padarė, kad tas projektas nebūtų įgyvendintas. Ir pačiam pirmam posėdį, kur rugpjūčio 13 dieną 14 metų dalyvau, LVP atstovo buvo komanda didelė ir aš dalyvau, tai vienas iš jo žmonių pasakė, kad kai politikas padarys viską, kad tas projektas būtų neįgyvendintas. Na, jie tuos žygius ir darė. Netrukus naujasis meras pats turės spręsti, ką daryti su miesto skauduliu tapusiu menų inkubatoriumi. Išeitys dvi – viską mesti ir ES grąžinti 8 milijonus litų, beje prieš tai dar atsiskaičius su kai kurios darbus nudirbusia MEBA arba miesto kišenėje ieškoti dar beveik milijono eurų projekto tasai. Neradus pastatą tektų konservuoti, kas irgi kainuoja. Pigiausia nugriauti. Chaimo Frenkelio statytą paveldų tapusi pastatą miesto branginta kaip ekonomikos klestėjimo simbolį. Tai yra kaip kultūros vertybė ir etiškai ir morališkai žiūrint, tai tikrai nėra geriausias sprendimas, nors sakyčiau blogiausias, bet aš kaip vieną iš galimai teorinių tokių variantų paminiu, nes nežinau, kokie bus sprendimai priimti. Karštas klausimas rytoj bus mestas tarybai svarstyti. Kalbinti politikai sako nežinantys, ką daryti su menų inkubatoriumi. Kaip liaudės patarlė sako, nei nešti, nei mesti, nes abu variantai miesto kišeniai atsieitų milijonus eurų.
Joniškyje duris atvėrė modernus praktinio mokymo centras, kurio mokiniai jau nuo šių metų pradžios mokosi rekonstruotose šiuolaikiškai rengtose patalpose bei naudojasi naujausia žemės ūkio technika. Čia sąlygos pagerintos ir statybininkų sektoriaus mokiniams. Nebejojama, kad naujausia įranga ir patobulintos praktinio mokymo dirbtuvės leis mokiniams įgyti visus reikalavimus atitinkančių žinių. Vakar Joniškio žemės ūkio mokykloje iškilmingai duris atvėrė sektorinis Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras, kuriame įdiegta moderni šiuolaikinių žemdirbystės standartus atitinkanti įranga. Šiuo metu čia mokosi per 400 moksleivių, o maždaug pusė jų rengiami žemės ūkiui. Ši mokykla kaip tik ruošia darbininkiškas profesijas, amatus, to, ko reikia Joniškiui. Gal galėtų ir platesnį asortimentą turėti, bet viskas atsiremia į pinigus. Nes iš tikrųjų įrengti normalų centrą, kur norėtų jaunimas eiti mokytis, nėra taip paprasta. Pasak švietimo ir mokslo ministro, šalies žemės ūkio mokyklose įvairių specialybių. Iš viso mokosi apie 1/4 visų studentų, o darbo iš jų randa maždaug 60–70%. Profesinio rengimo tas sektorius Lietuvoje, kaip ten bebūtų, jisai vis tiek turi didėti. Lyginant su gimnazijiniu, su bendro lavinimo sektorium, nori, nenori, šitą sektorių mes turim didinti iki tų skaičių, kokius turi austrai, vokiečiai, šveicarai, danai. O tai yra apie 75, net 80% visų baigiančių bendrą išsilavinimą, jį baigia kartu su kažkokia specialybė. Joniškio žemės ūkio mokykloje, vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą, rekonstruotos mokomosios ir praktinio mokymo dirbtuvės, žemės ūkio technikos garažas, priestatas prie dirbtuvių ir naftos bazė. Šis praktinio rengimo centras kainavo per 1,4 milijono eurų. Mokyklos vadovas sako, kad projekto įgyvendinimas leis moksleiviams žinių įgyti naujai įrengtose kalvystės, suvirinimo, šaltkalvystės, tekinimo, žemės ūkio mašinų, kombainų laboratorijose bei agronomijos klasėje. Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės dirba su pačia naujausia technika, taigi ir mes turėjom neatsilikti, nupirkti modernios žemės ūkio technikos, padargų, įrengti naujoviškas laboratorijas, sudaryti sąlygas geresniam praktiniam žinių įsisavinimui. Duris Joniškio žemės ūkio mokykloje atvėrė ir atnaujinta statybininkų bazė. Įgyvendinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą, pagerintos betonuotojų ir dažytojų mokymo sąlygos. Suaugusiųjų mokymo skyrius vedėjas sako, kad Joniškio žemės ūkio mokyklos statybos sektoriui skirta suma siekia daugiau nei 600 000 eurų, o modernizavimas ir vėl pritraukia norinčius mokytis šių specialybių. Mums buvo leista būtent atnaujinti statybininkų bazę, kuri čia ir buvo, bet sąlygos buvo blogos paprasčiausiai. Mokiniai jau nebesirinko šitų specialybių, o dabar atnaujinus šitą bazę mes turim ir betonuotojų klasę, ir dažytojų klasę su modernia įranga. Iškilmių metu pašventintas Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras jau 25-asis toks atidarytas Lietuvoje. Iki šių metų pabaigos bus atidaryta per 40 sektorinių profesinio praktinio mokymo centrų, kurie aprūpinami moderniausia praktinio mokymo įranga. Krentančios pasaulinės pieno kainos, ES kvotų panaikinimas ir žemos tiesioginės išmokos ūkininkams gali sukelti krizę ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių pieno sektoriuje. Pieno produkcijos gamybos kaštai auga sparčiau negu pajamos, todėl ši ūkio šaka tampa nepopuliaria. Apie tai šiandien Infostudijoje kalbamės su Europos parlamento nariu Valentinu Mazuroniu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi Lietuvoje pieno supirkimo kaina yra mažiausia iš visų ES šalių ir ji yra net 3 kartus mažesnė negu Europos vidurkis. Kokia situacija kai kuriuose kitose galbūt ES šalyse, kaip jos tvarkosi su pieno ūkiu? Na, iš tiesų, reikia pripažinti, kad situacija yra ganėtinai paradoksali, todėl kad iš vienos pusės, kaip jūs teisingai sakėte, jeigu Lietuvos ūkininkam ten priklausomai nuo kiekio kitų dalykų, bet sakykime, sąlyginai 11 eurocentų mokama, tai Europoje vos ne 4 kartus daugiau. Bet tuo pačiu metu, kada pažiūrim kainas parduotuvėse, tai jos yra nei kiek nedidesnės, o atskirais atvejais ir mažesnės negu Lietuvoje. Tai ką tai reiškia?
Iš vienos pusės, reiškia, žemdirbiai jau nebegali užsiminėti pienininkystę, nes jie jau muša, žinote, tos visus, reiškia, būgnus pavojų ir kalba apie perėjimą prie kitos veiklos. Tuo pačiu metu žmonės perkantis pieną mes prekybos centruose arba parduotuvėse, reiškia, nebegali įpirkti. Tai tie pinigai juk niekur neišgaruoja, jie kažkur tai pradingsta. Ir kodėl kitose valstybėse ta sistema tarp gamintojo, perdirbėjo ir prekybininko yra sutvarkyta taip, kad išlaikomos atitinkamos proporcijos, o pas mus Lietuvoje, mano giliu įsitikinimu, tiek perdirbėjai, tiek prekybininkai yra visiškai nevaldomi. Ir daryčiau prielaidas, teikti arba patvirtinti gali tik konkurencijos taryba arba teismai, daryčiau prielaidas, kad tai yra jų bendro apsitarimo, bendros politikos, reiškia, rezultatas, kadangi tų perdirbimo įmonių Lietuvoje nėra tiek daug, jos nesusijusios su pieno gamintojais. Ir kitaip sakant, kažkas tai iš tų žirklių, apie kurias mes kalbam, neblogai arba labai gerai gyvena, bet tai yra nesąžininga ir neteisinga. Ir tokia situacija, mano nuomonė, turi keistis. Mes turime iš vienos pusės rūpintis ir žiūrėti, reiškia, ūkininkais, kurie gamina pieną, iš kitos pusės ginti mūsų visų interesus. Aš suprantu, kad verslas turi uždirbti. Aš suprantu, kad, reiškia, verslo ir yra esmė pelnas ir kiti dalykai, bet negalima naudojantis išskirtinę arba dalinai monopolinę, reiškia, situaciją visos Lietuvos taip įžūliai prievartauti. Na ir ko gero dar vienas aktualus klausimas mūsų ūkininkams, tai ar bus kompensuojami ūkininkams nuostoliai patirti dėl Rusijos veiksmų? Aš galėčiau pasakyti savo nuomonę, kad turėtų būti kompensuojami. Jeigu mes kalbam apie tai, ar bus, tai žinoma, reikia kovoti ir nuo mūsų atkaklumo daug kas priklausys, bet čia yra vienas nedidelis niuansas. Europos Sąjungoje, kada buvo svarstoma, man atrodo, buvo diskusija, ten konferencija Europos parlamente, kokia valstybė kiek patyrė nuostolių dėl Rusijos embargo, įvežimų ir panašiai. Tai Lietuva yra ta valstybė, kurios maisto pramonė patyrė pačius didžiausius nuostolius. Ten, bijau pasakyti skaičių, bet man atrodo apie išvežamų tų produktų jų ar 38 ar kažkiek panašiai procentų, reiškia, krito išvežimai. Tuo metu, kada didžiųjų valstybių, ten Vokietijos, Prancūzijos ir panašiai, tai tie nuostoliai ženkliai mažesni procentaliai, ten keli procentai vienas kitas. Ir todėl Europos Sąjungos lygmenį ir Europos parlamente tos didžiosios valstybės, kurios ten turi didžiąją, sakykime, lemiamąją balso teisę, jos į tuos visus dalykus ir kompensavimus žiūri taip, sakykime, gal reikėtų kažkur taip, bet gal čia nėra taip labai ir panašiai. Ir todėl šitoje vietoje aš manau, kad labai daug priklauso ir toliau reikia kovoti visiems, pradedant europarlamentarus, baigiant mūsų vyriausybės atstovus, ministrus ir nebandyti, o kovoti, kad tas kompensavimas būtų maksimalus. Noriu tikėti, kad taip ir bus. Labai ačiū už pokalbį. Kitos aktualijos – kovo 27-oji Tarptautinė teatro diena. Ta diena kasmet teikiami aukščiausi Lietuvos teatro apdovanojimai Auksiniai scenos kryžiai. Šiemet tarp nominantų pateko ir valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis Nebylys. Jo kūrėjus komisija nominavo net 4 kategorijose. Na, o teatro dienos išvakarėse visi šiauliečiai kviečiami į miesto dramos teatrą, kur laukia visos trupės paruošti siurprizai ir staigmenos. Jau rytoj Tarptautinės teatro dienos išvakarėse valstybinis Šiaulių dramos teatras atvers duris visiems scenos meno mylėtojams. Aktorių kolektyvas ruošia staigmenas ir siurprizus šiauliečiams. Visus aktorius bus galima išvysti scenoje, tik visai kitame amplua. Teatro lankytojams žadami netikėti muzikiniai solo numeriai, improvizacijos. Jūs galėsite pamatyti, kiek kitaip aktorius. Kiek kitokiame amplua, kiek kitokiuose, kaip pasakyti, kito išraiškoj, teatralizuotai, ekranizuotai ir dar kas ten yra tokia jau paslaptis. Ten galėsite išvysti daug šiauliečių ir ne tik salėje, jūs jos ekrane galėsite išvysti
jau išduodu tikrai paslaptį ir pamatysit, kaip jie supranta, kaip jie pažįsta savo miesto teatrą ir ką apie jį galvoja. Po teatralizuoto ekranizuoto muzikinio vakaro Angelai ir demonai bus apdovanojami aktoriai už geriausius pagrindinius ir antraplanius vaidmenis. Jiems bus įteiktos savivaldybės ir verslininkų kasmet skiriamos premijos. Na, o kovo 27-ąją Tarptautinę teatro dieną aktoriai išvyksta į Kauną, kur bus teikiami aukščiausi Lietuvos teatro apdovanojimai Auksiniai scenos kryžiai. Tarp nominantų komisijos sprendimų pateko vienas valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis Nebylys. Jo kūrėjai nominuoti net 4 kategorijose. Režisierius Jonas Vaitkus už spektaklio režisūrą, dailininkas Makarevičius Gintaras už scenografiją ir aktorė Petraitytė Danguolė antro plano vaidmens atlikėja už Dėdienės vaidmenį spektaklyje. Ir pats spektaklis kaip metų nacionalinės dramaturgijos geriausias pastatymas. Pasak valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovo, dažniausiai auksinius scenos kryžius susišluoja Vilniaus ir Kauno teatrai, tačiau Šiauliai bent jau nominuoti būna kasmet. O tai taip pat yra nemenkas kūrybinės grupės įvertinimas. Paskutinį kartą auksinis scenos kryžius Šiaulių dramos teatrui atiteko už 2008-aisiais pastatytą vaikišką spektaklį Bela, Bosas ir Bulis. Apdovanojimas įteiktas šio spektaklio režisieriui. Tais pačiais metais dar vienas auksinis scenos kryžius įteiktas spektaklio Sirano de Beržerakas kompozitoriui. Na, o apie nuodugnų įmokymą turbūt geriausiai išmano Simono Daukanto gimnazijos bendruomenė. 14 savanorių moksleivių 4 metus gilins savo žinias vienoje ar kitoje srityje, neskaitant įprastos ugdymo programos, o projektui pasibaigus gaus ir baigimo diplomus. Daukantiškiai jau ir dabar džiaugiasi neeiliniais kai kurių mokinių sugebėjimais, pavyzdžiui, išaugintais kavamedžiais. Simono Daukanto gimnazijoje nuodugnaus mokymo šventę subūrė pilną salę moksleivių, mokytojų. Sulaukta ir ypatingai garbių svečių. Mokyklos vadovas sako, kad apie tokį mokymą nedaug tekę girdėti. Tai esą ir paskatino būti inovatoriais šioje srityje. Nuodugnusis mokymas mus patraukė tuom, kad čia šalia bendrųjų programų mokiniai gali gilintis į pasirinktas sritis ir ten tapti savo to dalyko ekspertais. Tai džiugu, kad tokių mokinių turėtumėm ir galėtumėm išugdyti. Tai kuo didžiuojasi šiandien Simono Daukanto gimnazija labiausiai? Mokiniais, kurie vienoje ir kitoje srityje pasiekė, kurie yra geri piliečiai, kurie yra mandagūs, kurie ir ne tik tais pažymiais, bet gerais darbais garsina mūsų gimnaziją. Projektą inicijavę mokytojai pripažįsta, kad prieš siūlydami šią idėją mokiniams savo kailiu išbandė šį metodą. Rinko medžiagą, pristatinėjo kolegoms ir dabar tapsiantys tik patarėjais ir ekspertais. Aš turėjau temą kaulai ir pati rinkau medžiagą, pati ją sisteminau, pati pristatinėjau tą medžiagą kolegoms. Iš kolegų tarpo tada kiti jau būdavo, kuris referuoja mano darbą, užduodavo man klausimus ir nukrypdavo kažkokią linkme, kur aš dar galėčiau gilintis, duodavo patarimus, ką aš galėčiau. Tai mes visą šitą, ką mes dabar darysime su vaikais, tai mes ne tik atskaitėme literatūrą ir domėjomės, bet tuo pačiu mes visą tai išbandėme savo kailį. Nepaslaptis, kad vykdyti šį projektą paskatino ir ypatingai gabių mokinių pasiekimai. Mantas vienas jų, atradęs jį dominančią sritį ir galintis savo žiniomis bei gebėjimais dalintis su kitais. Šiandien parodysiu kavamedį, avokado medį, dar kitaip vadinamą amerikinę persėją ir granatmedį. Nuo kada tu pradėjai domėtis šiomis sritimis? Šiaip nuo mažens iš tikrųjų, tenai eidamas į darželį, maždaug jau tada kažką bandžiau susėsti su tuo. Tai ar tu pritari minčiai, kad tas nuodugnusis mokymas yra atradimas mokykloje, kad tai yra pagalba mokiniui besirenkančiam, tiesiog galimybė atrasti save vienoje kitoje srityje? Tai žinoma, nes tai tiesiog tau pradeda mintis labai patikti ir ją labiau gilinės ir be abejo, tai labai padeda.
Šiame projekte norą dalyvauti pareiškė 14 savanorių. Išsitraukė tema sėkmingai gilinti žinias vienoje ar kitoje srityje ir lygiagrečiai su pamokomis pasirinktą temą studijuos 4 metus. Nuodugnaus mokymo projekto iniciatoriai sako, kad atsiskaitimo formas rinksis patys mokiniai, o sukauptas asmeninių žinių bagažas bus įvertintas specialiais diplomais. Tiek naujienų šį kartą, netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro su mūsų kanalu, atsisveikiname iki rytojaus. Norisi stiprių emocijų, kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbia. Kovo 23-44 metų moteris, nukentėjusi nuo savo 12 metų jaunesnio sugyventinio, nutylėjo skriaudą, nors vyras ją mėtė peilius, plūdo ir stumdė. Tačiau moters atlaidumas jai vos nekainavo sveikatą, gal net gyvybę. Kitą dieną moteris išsiruošusi į kelionę kartu pasiėmė gyvenimo draugą. Grįžtant vyras prisigėrė ir bevažiuojant mašiną jį vėl ištiko agresijos priepuolis. Vyras moteriai grasino su ją susidorosias ir čia pat bandė pademonstruoti kaip. Griebė vairą iš moters rankų ir mašiną stengiasi pasukti prieš atvažiuojančius vilkikus. Šiaip taip nuraminusi įsisiautėjusi girtą sugyventinį moteris jį parvežė namo, tada ir iškvietė policiją. Paaiškėjo, kad vyriškis pareigūnams gerai žinomas, ne kartą teistas už smurtinius nusikaltimus, įtariamas vagystėmis. Tęsiama kovo 16-ąją be žinios dingusio Žilvino Rubežiaus paieška. 33 metų vyriškio ieško Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Kovo 16-ąją automobiliu Audi A6 Žilvinas Rubežius išvažiavo ir iki šiol nerastas. Pareigūnai tikrino įvairias galimas dingimo versijas, paieškai buvo pasitelktas valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Tačiau iki šiol vyras nei jo automobilis vis dar nerasti. Pareigūnai išsiaiškino, kad dingimo dieną kovo 16-ąją Žilvinui Rubežiui priklausantis automobilis Audi A6 buvo pastebėta Šventosios mieste. Rubežiaus požymiai – apie 1,80 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, juodų plaukų, nešiojo akinius. Dingimo dieną buvo apsivilkęs tamsias džinsinės kelnes, tamsiai mėlyną megztinį, žydros spalvos striukę su kapišonu, avėjo mėlynus sportinius batelius. Asmenys žinantis, kur yra Žilvinas Rubežius, gali apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba Telšių policijos pareigūnams. Panevėžio policijos pareigūnai ieško dingusios Dalios Šinkevičienės. 40-metė Dalia Šinkevičienė gyvenanti Panevėžyje Šiaulių gatvėje kovo 21 dieną išėjo iš namų ir dingo be žinios. Dalios Šinkevičienės požymiai – apie 1,70 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudų trumpų plaukų. Vilkėjo juodos spalvos medžiaginę striukę, tamsiai mėlynos spalvos džinsus, avėjo juodos spalvos batais. Žinantis, kur yra ieškoma moteris, gali pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Šiaulių lengvosios atletikos maniežė 2 dienas virė sportinės aistros. Čia vykusiose šalies lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių daugiakovių bei jaunučių trikovių komandinėse pirmenybėse rungėsi visos šalies jaunieji sportininkai. Trikovių komandinėse rungtyse geriausiai sekėsi Kauno lengvaatlečiams. Mūsų miesto jaunučiai miestų įskaitoje pelnė 3-ąją, o rajono atstovai galutinėje lentelėje užėmė 5-ąją vietą tarp 12 komandų. Šalies lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių daugiakovių pirmenybėse šiauliečiai pelnė medalių. Mergaičių penkiakovėje Vėjūnė Gražvilė Kazlauskaitė buvo 3. Jaunučių amžiaus grupės penkiakovės bronzą pelnė Greta Česnauskytė. Tuo tarpu jaunučių 7-kovėje šiaulietis Robertas Gasbaras iškovojo auksą, o Justas Gofensas užkopė ant 3-ojo apdovanojimų pakylos laiptelio.
Artimiausią parą galėsime mėgautis malonę šilumą. Nors šiąnakt temperatūra svyruos tarp 0–2 laipsnių šilumos, rytoj dieną įšils iki 11 laipsnių. Dieną kritulių nenumatoma, tačiau vakare skėčių gali ir prireikti.